įveikusi tūkstantmečių kliūtinį bėgimą, kas bėgo pirmą kartą, to labiau, kas jau ne pirmą, tai nieko nuostabaus nebuvo ir malonu, kad vienam neprireikia medicinos. Žodis suteikiamas, nugalėtoje paskelbti ir palinkėti profesorė Povilui Karomliui, kuris yra ir daugeliu čia mūsų bėgusių treneris. Gerbiami kolegos, bėgikai, turiu pasakyti, man pasisekė gyvenimą, kad aš išauginau vieną didžiulį medį Lietuvoje. Tai medis, kurio paunksnėje jūs susirenkat čia, dalyvaujat varžybose, atnešat džiaugsmą savo, atnešat jam ir visiems tiems, kurie bėga. Aš noriu Jonui tikrai išreikšti didelę pagarbą už tą entuziazmą, pasišventimą, už meilę sportui, meilę bėgimui. Tai didelis džiaugsmas, kuris mus kartu apjungia visus. Ir noriu gerbiamam Jonui įteikti šiandien grįžo ką tik iš Sarbonos universiteto, vieno iškiliausių Rišeljė sukurto universiteto, ir įteikti simbolį jam, taip pat čia yra taip pat Paryžiaus vadinama Triumfo arka ir Eifelio bokštas, tegul dar primena, kad tame universitete ir Sarbonos universitete ir pedagoginiam universitete sportas yra pačioje garbingiausioje mūsų vietoje ir tegul primins jam apie šią aukštą mokyklą suvenyras, kuris tau reikia priminti šią. Dar noriu teikti 3-kart pasaulio čempionė, Rosa bėgimo čempionė. Gerbiami Regimai, mokslo knygą, kurioje surašyta visa pedagoginio universiteto pasiekimai ir laimėjimai ir jos nuotrauka čia yra pati gražiausia šioje knygoje. Sekančią knygą noriu teikti Romui Sausaičiui. Taip pat reiškia mūsų treneriui, mano auklėtinį, jeigu taip pat knygą su auklėtinį rašė. Treneris nedrįsta sakyti, kaip pats treneris, kad Romas yra paruošęs daugiausia Lietuvos olimpiečių. Bravo. Ir pirmoji, kuri Nijolės Sabaitės rekordą, kaip sakyti, pagerino, yra Laima. Ir jai nori Laimai taip pat įteikti šią knygą. Kur ta Laima? Sveikinam. O dabar aš bėgdamas mačiau labai gražią jaunutę bėgančią sportininką. Ir jis su taveliu dalyvavo tose varžybose. Žvaizdų, skruostelė, raudonių, bėga labai gražiai. Ir aš noriu teikti jai olimpinį ženklelį. Su, reiškia, vadinama, su gėlytė, kuri prisisaks šiandien kartu su taveliu. Aš reiks pasirodė, kad čia pažiūrėkit šitą gražią mergaitę. Va, tau, reikia pliukas ir tas sėkmės. Pats mažiausias dalyvis, jam teikti taip pat labai gražų ženkliuką. Pats jauniausias, kom here. O, dėdėlo, taip pat Jordiną tau teikti. Daug raštų. Eik pasisveikink dar va. Jisai mėgsta paveiksluotis, tik ką su prezidentu paveikslavosi. O dabar, kolegai, pabaigos. Noriu visiems palinkėti sveikatos, stiprybės. Atsiųskit savo auklėtinius į pedagoginį universitetą. Tegu išauga tokias didvyris kaip Jonas ir kiti, kuriuos aš šiandien stengiausi įteikti tas knygas, primenančias mūsų istoriją. Sėkmės jums visiems. Ačiū, kad dalyvavote. Ačiū, kad jūs ištvermingi. Ačiū, kad jūs tokie stiprus. Sėkmės. Dabar vis tiek, pirmiausia, tai turbūt reikia pagerbti nugalėtoją šitų varžybų. Vis tik tai, mes tai įveikim distanciją, bet vienas buvo nugalėtojas. Nugalėtojas, kiek žinau, kur mūsų teisėjas vyriausias. Petras Pranckūnas, jisai turi Regina Niderytė, prašau teikti įsteigtą prizą. Aš gairelė. Juozas stovės.
Iš karto nenubėg, iš karto gauni medalius kliūtiniam bėgimui įsteigė Jonas Bernotas, pasą tikrinau, pase įrašytas vardas Jonas Romas Bernotas, o ne Romas Jonas. Tai kad Ne. Čia tik tai pirmą mes taip ilgai apdovanoja, kitus pala, nenubėg, kur tu bėgi. Mes žinome, kad Petras yra kolekcionierius puduko, tai kad visi, kai arbatą išgerėte, sieną nedaužykite, apdovanokite jam. Ir mes jam paruošėm savo klubo ir naujametinio bėgimo pudukus. Tik jūs galima gėrimų visokių. Nesimato, ką gersi. Nu ir kaip priklauso 1000-mečių joninio minėjimo, kad atsimintum, kuriam bėgime dalyvavai. Dabar kas iš moterų? Kas moterų nugalėtoja? Galvoja, žinau. Tai dabar kas bėgo? Moterių va. Seselė. Dabar taip, visi, kas bėgote kliūtinį, einate rateliu, aš dovanosiu gairelę, o antras Jonas dovanos medalį. Prašau. Visas. Visą bėga. Algi. Iš čia. Gerai. Kas?